Vardas, kuriuo mes vadinam ir visada turėtume vadinti daugelį šio gyvenimo gražiausių dalykų, yra Lietuva. Žemės grumstas, iš kurio saulėn pažvelgia gyvybė atspindintis daigas, mums yra Lietuva. Audrų neįveikiamas ąžuolas, bitėm dūzgianti liepa, gėlių ir medžių pumpurais skelbiantis amžiną pavasarį yra Lietuva. Šaltas ir skaidrus šaltinio vanduo teka žemės gyslom, lyg mūsų kraujas yra Lietuva. Nemunas, Neris, Nevėžis, Dubysa, Šeršupė ir Šventoji yra mūsų godų šalis Lietuva. Kaimai, dvarai, viensėdžių sodybos, senovinės pilis ir piliakalniai – tai regimi liudininkai to būdo, kuriuos ilgus amžius gyveno Lietuva. Miestai, miesteliai ir bažnytkaimiai, iš kurių tryško šviesa, naujų laikų mintys, pažanga ir kultūra vadinama nepraeinančiu ir nesenstančiu vardu Lietuva. Istorija, apvainikuota karalių ir kunigaikščių karūnom, paženklinta milžiniškom kovom ir pergalėm, didingais didvyrių žygiais ir sunkių pralaimėjimų, bei svetimųjų atneštų baudžiavų skausmu, yra mūsų amžinoji tėvynė Lietuva. 1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Vasario 16 aktas skelbė, kad Lietuvos taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tiesiogiai valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Pasirašė jį 20 tarybos narių. Šiandien minime 90-asias šio akto ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos datą. Sveikinimo žodį tars Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Grigorijus Molčanovas.